Tai laba diena, ačiū, kas prisijungė. Mūsų viešinimas prasideda, yra 3 valanda, bet dar turime palaukti 5 ar truputį daugiau iki 10 minučių. Gal kažkas iš visuomenės dar prisijungs. Todėl luktelkim, jeigu kažkas turi klausimų ar dar kas nors kažką gali trumpam užduoti, bet iš esmės dar palaukime. Aš išjungsiu. Jei bauda 11 būtų, tai man nebeužtektų
Gerai, matau, iš tikrųjų nelabai kažkas dar jungiasi, tai 5 minutės praėjo, jeigu kažkas prisijungs, bus priimti į susirinkimą ir tiesiog pristatysime. Šiandieną mūsų tema susirinkimo yra, kokią minutę? Administracinio su priėmimo ir išdavimo punktų, administracinių pastatų paskirties grupės ir komercinių pastatų grupės pastato adresu Kaunas Kirvytės gatvė 21D statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimo procedūra. Noriu priminti, kad visas viešinimas yra įrašomas ir bus talpinamas į YouTube platformą. Taip, mūsų pirmas etapas tai būtų pirmininko ir sekretoriaus išrinkimas. Aš kaip UAB Darni architektūra direktorius turiu tam įgaliojimą ir teisę. Tai pirmininkas būsiu aš, Matas Adomaitis, o sekretorė bus projektų vadovė Vilma. Ok, antras etapas tai yra statytojo atstovo prisistatymas. Tai Herardai, mikrofonas tik pas jūs yra išjungtas, jeigu galite trumpai prisistatykite, ką planuojate statyti ir panašiai. Labą dieną, esu Herardas Pažarauskas, statytojas, tai Kaunės Kirvytės gatvė 21D. Tai toks pastatas statom, kur apačioje bus toks mini šaurumas kaip parduotuvė, nors ten tie klientai nebus siunčiami, o antrame aukšte bus administracinės patalpos, kur darbuotojai dirbs su užsienio rinkom, tai jie būtent bus atsakingi už tokį, sakykime, business to business su verslo klientais dirbti. Tai iš esmės tai yra darbo naujų vietų sukūrimas mūsų. Tai va tokia pastato paskirtis pagrindinė. Taip, verta dar būtų paminėti, kad klientas parduotuvėje pardavinės sodo techniką ir panašiai, kiek žinau. Taip, užsiemam sodo techniką, tai ta pati parduotuvė, toks aš kaip vadinu, parodomoji salė, tai bus akcentuota į sodo techniką, iš kurios bus kažkokie daromi vaizdai, ar galės kai kurie žmonės atvykti įsigyti. Kodėl sakau kai kurie? Todėl, kad mes turim ne vieną parduotuvę, šiaip iš tikrųjų esam iš Šiaulių kilę ir Šiauliuose turim savo didelį logistikos sandėlį. Ir parduotuvę, į kurią vyksta klientai, taip pat ir Kaune turime ne vieną parduotuvę ir ne vieną sandėlį, kurioje veikla yra vykdoma. Tai čia tas pastatas bus labiau, kaip ir minėjau, naujų darbo vietų sukūrimų, nes įmonė besiplečiant nelabai telpa, bet tai bus akcentuota užsienio rinkom, tai ten tokio didelio veiksmo judėjimo nebus, nes viskas vyks internetu. Supratau, ačiū Jums labai už pristatymą. Gerai, trečias etapas tai yra architekto Giedriaus pristatymas projektinių pasiūlymų. Tai Giedriau, mes visi skaidrės matom ir gali pradėti, tik mikrofoną įsijung. Labadiena, mane girdite gerai? Taip. Gerai. Taigi, tik skaidrės jeigu padaryk per visą ekraną. Ok, važiuojam. Taigi, projektuojamas administracinio su priėmimo ir išdavimo punktų administracinių pastatų paskirties grupės ir komercinių pastatų paskirties grupės pastatas adresu Kirvytės gatvė 21D Kaune. Čia yra ištrauka iš Kauno miesto bendro plano sprendinių. Sklypas yra išsidėstęs gyvenamoje teritorijoje, pati gyvenamoji teritorija yra greta pramonės teritorijų. Pati vieta yra Petrašiūnų seniūnijoje. Žemės naudojimo paskirtis sklypo yra kita, naudojimo būdas komercinės paskirties objektų teritorijos. Šioje gyvenamoje teritorijoje taip pat yra pagal Kauno miesto bendrą planą galimi ir kiti žemės naudojimo būdai. Tai yra
bendras vaizdas, kaip atrodo mūsų teritorija. Tai sklypas pažymėtas kaip ir sklypo riba raudona punktyrinė linija. Tai kaip ir matome gyvenamas teritorijas šalia sklypo, taip pat želdinių masyvas ir taip pat tokia aktyvi pramonės zona. Čia yra aplinka gretimybės. Štai šioje vietoje yra, dabar čia vėja, tai yra mūsų projektuojamas sklypas. Šioje vietoje turėtų atsirasti pastatas ir matome, kokios gretimybės ir kokie pastatai supa aplinkui. Čia yra, kaip minėjau, dalis pramonės teritorijos. Tai čia už tvoros ten yra daugiau tų pramoninių zonų. Čia yra gyvenamos teritorijos, kurios supa sklypą. Tai yra dalis, matėme anksčiau, buvo ir pastatų gyvenamųjų, taip pat pagalbinių ūkio pastatų. Tai čia dalyje yra prie sklypo pagalbiniai ūkio pastatai. Sklypo planas. Tai pastatas projektuojamas laikantis Skirvytės gatvės raudonųjų linijų ir atsižvelgiant į gretimybės yra pritrauktas prie Skirvytės gatvės, bet tuo pačiu laikantis reglamentuotų atstumų nuo sklypo ribų. Jie nėra viršijami. Minimalus atstumas būtų 3 metrai iki sklypo ribos, mūsų yra beveik 3 metrai 10 centimetrų atitrauktas nuo sklypo ribos. Tai yra minimaliausias atstumas. Sklype projektuojamas pirmo numeriu pažymėtas, tai yra gyvenamasis, administracinis pastatas, tada antrų numerių AB, tai yra automobilių stovėjimo aikštelės, trečias numeris yra kiemo aikštelė, ketvirtas numeris pažymėta projektuojama tvora. Tvora yra projektuojama tose vietose, kur nėra kaimynų tvoros. Tai būtų šioje vietoje ties Skirvytės gatve, tada dalyje kitoje sklypo vietoje besiribojantis su gretimybė, kurioje taip pat nėra tvoros. Mūsų sklype taip pat yra servitutas, jis yra numatytas gretimam sklypui patekti. Tai sklypo užstatymo intensyvumas pagal nustatytus specialiosius reikalavimus buvo užduotas 50%, kas ir yra pagal Kauno miesto bendro plano sprendinius. Mes jo neviršėjome, mūsų intensyvumas yra 41%. Užstatymo tankumas nebuvo nustatytas, tai mūsų yra tankumas 24%, tačiau jeigu skaičiuotume gyvenamai teritorijai, tai mes jau taip pat neviršytume. Atlikus interpoliaciją gauname, kad maksimalus pagal mūsų sklypą tai yra 1198 kvadratinių metrų ploto. Galimas tokiam sklypui būtų apie 28% tankumas, mūsų tankumas yra 24%. Apželdintas sklypo plotas pagal specialiosius reikalavimus turėjo būti 15%, mūsų rodiklis yra 20%. Tai toliau čia lentelėje pastato planuojamas bendrasis plotas yra apie 500 kvadratinių metrų. Aukštis yra 2 aukštai, aukštingumas iki 8,43 cm. Sklypo sutvarkymo planas. Tai kaip ir minėjau, sklype yra kiemo aikštelė privažiavimui, priėjimui prie pastato. Tada automobilių stovėjimo aikštelės, čia yra numatyta vieta neįgaliųjų automobiliui, taip pat 2 vietos elektromobiliams pakrauti. Šioje vietoje, matome, yra įvaža projektuojama, o likusi dalis yra apželdinta veja. Sklypo vertikalus planas, kadangi pastatas, pats sklypas
yra šiek tiek, kaip matėme pirmose skaidrėse, aplinkos fotografijose, šiek tiek sklypas yra duobėje, palyginti su gretimais sklypais, tai mes jį iškeliam, kad nepatektų vanduo iš gatvės į sklypą. Suvestinės inžinerinių tinklų planas. Kadangi sklype nėra inžinerinių tinklų, tai visi tinklai yra projektuojami, prijungiami prie miesto tinklų. Specialiuose reikalavimuose buvo užduotas nurodymas, kad lietaus vanduo nepatektų į gretimus sklypus ir reikia surinkti, tai mes šiuo atveju projektuojame lietaus surinkimo talpas. Lietus bus surinkamas nuo pastato stogo ir nuo kietų dangų. Ir bus surinkamas sklype mūsų. O žalios dangos, tai natūraliai drėgmė sėsdinasi į žemę. Taip pat prieš projektavimą buvo atlikti insoliacijos skaičiavimai, kad nepažeisti gretimų sklypų pastatų savininkų interesų. Tai atlikus insoliacijos skaičiavimus matome aktualiose vietose, čia Vaskryvytės gatvė 21C, 23, insoliacijos trukmė turėtų būti minimaliai 2,5 valandos, tai mes jos neviršijam. Ta prasme, viršijam insoliacijos kiekį, kurį reikėtų pasiekti, bet turėtų būti minimaliai 2,5, tai mes to laikomės. Skryvytės gatvė 21 gretimybė neaktuali yra. Taigi pastato planas yra 2 priėmimo išdavimo punktai. Kaip sakė užsakovas, tai bus ekspozicijos salės. Tada pagrindinis įėjimas, jame yra holas, jame išsidėstęs laiptai į antrą aukštą, taip pat keltuvas neįgaliesiem ir dvi senmazgų patalpos, jos taip pat pritaikomos neįgaliųjų poreikiams, o taip pat yra 2 pagalbinės patalpos skirtos elektros ir vandentiekio įvadams. Antro aukšto planas, tai antrame aukšte yra kabinetai vien tik tai išdėstyti, pagalbinė patalpa inventoriui arba valymo visokiem įrenginiam, taip pat 2 patalpos tualetams, tai čia būtų vyrų, moterų. Jos taip pat yra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Pjūvis. Pastato fasadai. Pastatas yra, numatytas apdailinti ir tuo pačiu tai yra išorinė konstrukcija sandwich plokštės, spalva yra pilkai žalia. Tada visi kiti elementai, apskardinimai, durys, garažo vartai, vitrinų rėmai yra tamsiai pilka spalva. Virš įėjimų projektuojami tokie stogeliai, jie yra šiek tiek akcentinės spalvos, bet ne išsišokančios. Tai būtų oranžinė spalva, bet nėra tokia taip pat pilkai oranžinė. Taip pat ant fasado buvo numatytos lamelės, bet esame gavę iš Kauno miesto savivaldybės administracijos atsakymą, kad... Čia Giedriau paskui tai aptarsim. Paskui, gerai. Gerai, pristatau toliau. Tada yra aukštingumo analizė atlikta. Turėtume matuoti pastato aukštį 8,5 metro nuo sklypo vidutinės altitudės. Tai čia matome, matuojant nuo žemiausios vietos ties kaimyno riba
turėtume neviršyti 8,5 metrų, bet tai tas turi pasiekti nuo žemiausios vietos iki pastato aukščiausio taško. Mūsų aukščiausias taškas yra atitrauktas nuo, išeina taip, kad jis yra atitrauktas nuo sklypo ribos, žiūrint visumoje, o pati pastato kraštinė yra žemiau ir tokiu būdu pastatas pats neviršyje reglamentuoto atstumo iki sklypo ribos, kadangi galimas maksimalus pagal specialiosios reikalavimus aukštis yra 12 metrų, tai išsivedus grafiškai, čia punktyru pažymėta, kiek galėtų pastatas aukštėti. Tai mes neviršėm to leistino aukštingumo. Tai čia ties šiaurinė sklypo riba pažymėta, o viršuje fasadas yra parodytas kaip ties Skirvytės gatve. Ribojasi ir koks aukštingumas yra ir koks galimas, ir mes jau taip pat neviršėjom. Čia būtų vizualizacija jau iš aukštai pasižiūrėti. Čia mūsų projektuojamas pastatas ir vizualizacija, kaip atrodytų sklype nuo gatvės. Tai tiek. Klausimų prašom užduoti. Taip, Giedriau, ačiū už pristatymą. Išsamus, labai stipriai išsamus pristatymas buvo. Ar kas nors turi klausimų? Jeigu niekas neturi klausimų, mes pereisime prie klausimų ir pasiūlymų iš visuomenės. Iš tikrųjų, iki susirinkimo pradžios gavome tik vieną paklausimą, bet neraštišką, o skambučiu iš kaimynės gretimai kitoje gatvėje liktais esančio sklypo. Tai Skirvytės gatvė 18 pridėsiu. Kokia gatvė? Koks numeris? Skirvytės gatvė 18, savininkė Aušra Juškevičienė. Taip, tai savininkė turėjo paklausimą dėl transporto, buvo supažindinta, kad čia sunkusis transportas nebus jo judėjimo, ta prasme, nes pagrindinis, kaip sakyt, paskirstimo punktas yra Šiauliuose. Čia faktiškai važinės tik tais iki 3,5 tonos, tai yra paprasti autobusiukai. Paskui gavome dar vieną pasiūlymą, ką mes turėtumėm dabar aptarti ir su klientu, nes tai yra svarbi nuomonė. Tuoj palaukite, įsijungsiu. Taip. Tai siūlymas yra gautas iš miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus architektūros poskyris vyriausia specialistė Ernesta. Kadangi buvo svarstytas miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus šitas susirinkime, buvo svarstytas mūsų projektas, yra 4 pasiūlymai ir mums reikėtų tai aptarti. Tai pirmas yra atsisakyti fasaduose numatytų lamelių kaip perteklinių elementų, nekuriančių pridėtinės architektūrinės vertės. Tai, Gerardai, iš tikrųjų, čia jūsų kaip ir statytojo yra noras, ar jų atsakyti lamelės, tai yra šitie, kaip sakyti, apdailos elementai jo ant fasado vertikalūs, tokias juostos. Tai, Gerardai, būtų jūsų klausimas, ar jūs norėtumėte jų atsisakyti, nes jūs ją galite atsisakyti, taip ir sumažės statybų, žinoma, kaštai. Jo, norėčiau. Tai gerai, mes šitą užfiksuosime dėl atsisakymo. Kitas dalykas, antras yra pasiūlymas, tai fasadai, kurie yra orientuoti į gretimus sklypus, numatyti žalio fasado sprendinius, pavyzdžiui, vijoklius. Na, čia irgi iš tikrųjų, jeigu lamelės nuimam, ta prasme, iš kitos pusės galime daryti tą tokį kaip vijokliais apželdinimą, bet čia jau irgi jūsų yra sprendimas, kad gretimiem, sakyt, kaimynam būtų žalia ta žalioji siena, bet iš esmės arčiausiai esantis kaimynai turi labai didelę gyvatvorę pušų kažkokių ar eglišakių, ar kaip čia pavadinti, tai aš nežinau. Tujų gyvatvorė. Tai aš nemanau, kad, ta prasme, jeigu dar pastatas apaugs vijokliais, kad jiem tai kažkas pakeis. Nereikia tam čia. Gerai, priemam jūsų irgi sprendimą.
fasaduose nenaudoti ryškių spalvų, remtis natūralių spalvų sprendiniais. Na, ši spalva tikrai nepasakyčiau, kad yra ryški, nes iš tikrųjų visas projektas taip Giedriu buvo derintas, jeigu gali paminėk pavardę su architektų miestu. Su sprindžiu architektų miesto dalies derinta ir Taip. ta spalva pasirinkta, tas, kas ir rekomenduojama, tai tą ir pasirinkom. Taip, tai žinote, iš tikrųjų Pradžią rekomendavo neutralias, neiššaukiančias, neiššaukiančias spalvas, jo, tai neryškės. Mhm. Tai, kaip sakyti, dabar vienas kitam prieštarauja skyriai, bet iš esmės, nežinau, ir Gerardas kaip užsakovas, tai šitą spalvą jūs tenkina, taip? Taip, tenkina. Tai galime ir palikti prie šitos spalvos, nes čia nėra iššaukiantis spalva, jeigu būtų kokia, nežinau, ryškiai raudona ar dar kas nors tokio, suprasčiau, bet puikiai dera prie viso, prie ir gamtos, ir prie medžių šalia tasai, kur yra sklypas neapgyvendintas. Taip, ir ketvirtas, sklypo plane numatyti želdinių sprendinius, kurie maskuotų, švelnintų pastato tūrį. Na, iš tikrųjų, nežinau, dėl tų želdinių, tai faktiškai pastatas, ta prasme, yra ir tvora, tai tas tūris nebus čia kažkoks išsiskirtų, gal kažkokį priekyje nelabai iš tikrųjų ir galima kažkokių tai medžių sodinti, nes yra elektros stulpai, tai ateityje tik tais bus baudos ar dar kas nors iš eso, kad, žinai, reikia tos medžius genėti. Tai aš manau, kad paliekam taip, kaip yra, ta prasme, tvora užstoja tą, lygiai taip pat kaimynų aplinkui esantis gyvatvorės tą tūrį užsistoja. Tai manau, kad nereikėtų čia kažkokio apželdinimo didelių elementų, kaip sakyti. Aš irgi taip galvoju. Gerai, tai 4 klausimai yra išspręsti, ta prasme, jie bus mūsų akte užaktuoti. Praėjo pusvalandukas faktiškai. Dar niekas neprisijungė iš visuomenės, bet mes turime likti iki 4 valandos, o užsakovas Gerardai, jūs galite atsijungti, dirbti savo darbus, mes turime likti iki 4 valandos. Jeigu kažkas prisijungs, mes atsakysime iš tos klausimus. Jeigu labai reikės jūsų pagalbos, paskambinsim, manau, kad prisijungsite. O Jo, bet jo ir mes paviešinsime projektą, jeigu kažkas dar prisijungs. Tai super. geros dienos jums. Ačiū viso. Viso gero. Gerai, o mes tada išjungiam kameras ir mikrofonus ir liekam iki 4 valandos. Giedri, būtų gerai, jeigu paliktum pirmą skaidrę. Video palieku ir gerai, pašėrinu.
Gerai, tai mūsų susirinkimas jau eina į pabaigą, liko čia tik 5 minutės iki susirinkimo pabaigos. Kaip sakyti, įvyko sklandžiai, be jokių išsireiškimų, kurie nebūtų į naudą statytojo ir dar kas nors tokio. Tai iš esmės iki susirinkimo pradžios gavom 2 užklausimus ir vieną ir pasiūlymus, ta prasme, iš architektūros skyriaus. Konstatuoju, kad susirinkimas yra įvykęs. Kas buvo aptarta šiame susirinkime bus užaktuojama. Ir ačiū, iki kitų kartų.